Sveiki visi. Su jumis sveikinasi Suvirink LT ir aš suvirinimo mokytojas Tomas. Šiandieną ketinam jums pristatyti naują mūsų aparatą Forbi MIG 200 LT Pro. Parodysiu jums, kas įeina jo komplektaciją, jo funkcijas ir pabandysime su juo pavirinti. Išpakavus mūsų aparatą, kartu su juo rasime ir 2,5 m mama degiklį, 3 m masės kabelį, 2,5 m MIG-MAG degiklį, kelis aksesuarus skirtus suvirinimui ir žinoma instrukcija. Dabar trumpai aptarkime šį MIG-MAG sinerginį suvirinimo aparatą, kuris prie 200 A sugeba virinti netgi 60% viso darbinio ciklo, o 100% darbinį ciklą pasiekia prie 155 A. Aparatas palaiko vėlas nuo 0,6 iki 1 mm. Todėl galima virinti tiek plonesnį, tiek storesnį metalą. Su Forbi 200 LT Pro galima virinti juodą ir nerūdėjantį plieną. Jis veikia tiek su CO2, tiek su MIX dujomis, o esant reikalui galima virinti ir su Flux viela. Taip pat turime 2T ir 4T režimus. Aparatas yra sinerginis. Vadinasi, pasirenkam suvirinimo galią, vielos tipą, dujas, o likusius optimalius nustatymus aparatas parenka automatiškai. Be MIG režimo čia taip pat turime tik ir mama režimus. Taip pat turime papildomas funkcijas, tokias kaip dujų prapūtimą, kad prieš virinimą pasitikrintume dujų srautą ir vielos padavimą, kad būtų patogu pratraukti vielą pakeitus ritę. Aparatas taip pat turi induktyvumo reguliavimą, kuris leidžia valdyti lankų agresyvumą ir siūlės elgesį. Ekranas ryškus ir aiškus. Valdymas suprantamas tiek pradedančiajam, tiek rimtam suvirinimo meistrui. O dabar pereikim prie suvirinimo darbų. Suvirinimui naudosime 4 mm juodo plieno plokšteles, darysime kampinę bei žemutinę siūles. Pasirinkau 0,8 mm vielą, mikso dujas ir pasižiūrim, kokios siūlės gaunasi. Aparatas dirba labai stabiliai. Viela paduodama tolygiai, todėl siūlė gaunasi tvarkinga, su geru įliūdžiu ir be didelio taškymosi. Šį bei kitus Forbi gamybos aparatus galite rasti suvirink.lt fizinėje ir internetinėje parduotuvėje. Visiems padėkosiu už tai, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like ir subscribe. Ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.